Sveiki bičiuliai, seniai nesimatėm, ilgą laiką nieko nefilmavau, nes iš tikrųjų nieko ypatingo ir nebuvo ką nufilmuoti, kas man būtų nauja, įdomu, todėl ir nefilmavau. O šiandien startuojame video štai nuo tokio vaizdo. Dabar esu Vokietijoje, štai matote žemėlapį, kurioje maždaug vietoje. Tai yra apie 1000 metrų virš vandens lygio. Ir pažiūrėkite, koks vaizdas. Ten yra miestelis Achernų pavadinimu ir Biulis už šitų kažkur medžių, kur yra mano darbovietė. Mano darbovietė yra kažkur nuo gyvenamosios vietos apie 30 km. Dar 20 km galima būtų leistis. Visą laiką leistis nuo kalno žemyn, nes žemumoje kažkur yra mano darbovietė. O aš dabar atvažiavau apie 10 km nuo mano gyvenamosios vietos, šiek tiek kilau į viršų ir paskutinius 2 km važiavau jau žemyn ir atvažiavau štai į tokią vietą. Šita vieta iš tikrųjų yra skirta parasparniams ir deltaplanams. Iš čia galima įsibėgėti, pakilti ir nusklęsti kažkur tenais į apačią. Aš įdėsiu nuotrauką, kaip atrodo visas tas planas, kur jie leidžiasi, kaip jie tenais apsisuka. Šiandien, aišku, iki darbo vietos nevažiuosime, gal įmesiu keletą nuotraukų, kokioje pastotėje dirbame. Nieko ten labai ypatingo įdomaus nėra, o šiandien mes nuvažiuosime iki vandens telkinio. Mačiau, kažkur netoliese yra vandens telkinys, kažkur už 5 km, tik man reikės dabar atgal pavažiuoti apie 3 km į kalną, bet įkalnė nėra didelė, stati. Todėl įvažiuosiu ir tada vėlgi bus nusileidimas, nežinau irgi kiek kilometrų, bet tikiuosi, kad šiandien pavyks pasiekti šitą vandens telkinį ir jums parodyti. Todėl neperjunkite kanalą ir pamatysite, kaip atrodo kalnuose kažkoks ežerėlis, ar tai kūdra, nežinau, pats dar pamačiau tik, kad balutė pavaizduota. Ten stovi dviratis, iš karto eina kelias, o čianais yra soliukas. Ir ant šito soliuko galima atsisėsti, štai taip. Ir grožėtis tokiu vaizdu. Nu, fantastika. Ir šiandien dar labai geras oras. Nėra labai karšta, nors jau norėtųsi šiek tiek šiltesnių orų. Visą savaitę buvo taip apsiniaukę, šiek tiek lynojo. Todėl ir vakare nieko nefilmavau, niekur nebuvau išėjęs. O šiandien, va, nu, fantastika, pažiūrėkite. Dar leisiu jums šiek tiek pasigrožėti šito vaizdu. Ten irgi kažkokie matosi kalnai, kalvos. Aš čia, kai ir atvažiavau, irgi kilau į kalnus. Nu, tokie gražus vaizdai. Atgal, kai važiuosiu į Lietuvą, būtinai pafilmuosiu, gal prie kokio video pridėsiu. Bet kalnuose, nu, visą laiką, nu, tai faina. Ir minant labai įdomus jausmas, kad lygtais kaip ir oro truktų, nors kilometras tik tais virš vandens lygio, nežinau, kažkaip toks pojūtis įdomus ir labai gaivus oras čia, labai kvepia mišku. Pažiūrėkite, kokio tankumo miškas. Štai, netgi saulės spinduliai neprasiskverbia. Ir visas kalnas va toks va miškingas ir tas miškas tankus toksai. Tai pažiūrėkite, kokia čia yra aikštelė sustojimui. Ir vienoje pusėje, ir kitoje, kad galėtų keli automobiliai. Čia labai daug motociklininkų šiandien važinėja, šiandien yra šeštadienis. Ir va čia sustoja žmonės ir gali pasigrožėti vaizdu. Ir aš buvau nusileidęs va ten į apačią, rodžiau, kur tas soliukas yra. Kągi, nieko nelaukiam tada, važiuojam iki vandens telkinio. Sustojau, pakeliui mačiau ne vieną tokį namuką. Nežinau, kokios paskirties čia šitie namukai. O čia netgi gal ir galima būtų atidaryti duris. Pabandykime pažiūrėti. Oho, ten kažkokios lentos yra. O, kažkaip ir namukas. Žiūrėkite, kiaurai šviečia, čerpės kažkokios. Net baisu. Aha, viskas aišku. Čia kažkoks namo skladukas. Nežinau, kaip jums matosi. Bet čia vat sudėtos vat lentos ir į pagrindinį namą įėjimą yra čia. Gaila, neturiu prožektoriuko, jums tikriausiai nesimato, bet čia yra tuščia visiškai. Nežinau, kodėl parašyta, kad tai yra aukšta įtampa.
atsargiai, pavojinga gyvybei. Viduje visiškai tuščia. Kamera, aišku, gal nenufilmavo, kiek tenais tos tuštumos, bet aš savo akimis mačiau, todėl turėsite manimi patikėti. Štai laksto čia automobiliai, ten yra ženklas, krenta akmenis, va dviratininkai, žiūrėkit, važiuoja, netgi nemindami, nes jie dabar leidžiasi žemyn. Gali būti, kad šitie dviratininkai tos 20 km pakilo į viršų ir dabar labai smagiai nusileis. O aš norėčiau nueiti dar į vieną vietą. Pamačiau štai tokius didžiulius akmenis. Nu taip manin, pažiūrėkite. Miško avietės. Kadangi mes esame netoli visai Vokietijos, Prancūzijos sienos, labai skanios avietės, masiau, dėl to jos ir skanios. Pažiūrėkite, galima palaipioti iš tikrųjų šiandien mišku. Čia matosi toks takas. Akmenis, ten tokios olos. Ir čia irgi, nu kaip faina. Sekantis iki aš jau išeisiu pasivaikščioti, grinai po mišką, be dviračio. Šiandien išvažiavau su dviračiu pavažiuoti, o paskui eisiu pasivaikščioti. Pažiūrėkite, koks akmuo, kokia ola. Štai sluoksniuota tokia. Matau, yra mėlynių krūmai. Jau buvau prie namų šiek tiek užlipęs ant kalno, tai mėlynių šiek tiek pavalgiau, bet dar sykį nueisiu, kai jau šiek tiek išsiruošiu tolėliau, tikriausiai rytoj. Rytoj pabandysiu tokį nediduką žygiuką padaryti, apie 20 km gal pavyks paėjėti mišku, nes labai daug takų, labai daug. Čia aplinkui norėtųsi iš tikrųjų užlipti į tokį aukščiausią tašką, kur galėčiau pamatyti ir iš vienos ir iš kitos pusės. Nors kažin čia toks yra, bet pabandysiu tokią paieškoti. Jeigu surasiu, tai būtinai priseksiu nuotraukas, kaip atrodo iš viršaus ir iš vienos ir iš kitos pusės. Kągi, o mes važiuojame toliau. Dar prieš tai pamačiau ką tik dar vieną dalyką, norėčiau jums parodyti. Čia labai daug gauromečio auga. Štai pažiūrėkite, dar visai nenužydėjo. Ir gaurometį, jeigu mes patrinsime lapą, turėtų tokio biškį citrusinio aromato duoti. Na, toks yra, gal sakyčiau, ne visai citrusinis aromatas, gal dėl to, kad jau baigia nužydėti, bet toks kaip rūgštynių kvapas. Vat rūgštynė, kada irgi vat patrinė arba su papjaustai rūgštynių, tai labai panašus kvapas. Gerai. Neužsibūnam labai ilgai vienoje vietoje, nes aš tikiu, kad čia dar yra ko pamatyti. Važiuojam toliau. O štai ten, tolumoje, matote, koks didžiulis špunšpelis yra Ryšių bokštas. Štai pažiūrėkite, kiek gauromečio. Galima būtų išsivirti arbatos Ivančiajaus. Čia labai geras ryšys. Tiesiogiai matosi telefonas ir 4G pilnos padalos. O ten, kur mes gyvename, vienintelis minusas yra tas, kad mes gyvename tarp kalnų ir tiesiogiai nematome nei vieno bokšto ir tikriausiai labai sunkiai sklinda ten bangos ir ten visiškai nėra telefoninio ryšio. Bet interneto ryšys ten labai geras. Oi, bičiuliai, kaip paspartavau. Dabar jaučiuosi, kaip kadaise buvau Rodė, Graikijos saloj. Labai ten irgi daug tokių stačių pakilimų, šitas nebuvo labai status, bet labai toksai ilgas. Apie 2 km myniau į viršų. O čia dabar esu toje vietoje, kur žiemą galima paslidinėti. Ten yra funikulierių šita sistema ir kitoje pusėje irgi matote. Vasarą nematau dabar, ar kas nors keliasi, nes dviračių čia tikriausiai nelabai įdomu leistis. Nuo tokio kalno paprastas tiesiog nusileidimas. Ir čia irgi paprastas nusileidimas, bet gal kažkur užkelia ir gali nusileisti kažkur vat už kalno, miško takais, būtų tikrai labai įdomu. Kągi, šiek tiek pailsiu ir važiuojame toliau. Dabar bus ne tokia statykalnė, bet irgi ganėtinai ilga iki aukščiausio šito vat asfaltuoto kelio taško. Iki ten nuvažiuoju, dar pailsiu ir riedame žemyn. Net akinį užrasojo. Šiek tiek pakilau, va taip nuo kelio važiavau, pakilau į viršų, kad
pro medžius bent kažką galėčiau pamatyti. Pažiūrėkite, koks vaizdas. Apačioje koks tankus miškas yra. Ir ten kažkokios vat gyvenvietės. Greičiausiai ir tas Biul gyvenvietė, kur yra mano objektas, kuriame dirbu. Ir tokios vat kalvutės. Ten ant kalvos irgi kažkoks bokštas stovi. Na, o mes važiuojame toliau. O besileidžiant užmačiau dar vieną tokią trobelę. Tik šita jau užrakinta. Ir langinės štai užrakintas yra. Ir įėjimas į pačią trobelę. Irgi labai įdomu. Kažkokiu gal miškininkų seniau buvusios tokios trobelės. Kad kažkokie keliautojai galėtų ateiti, pailsėti, atsigerti arbatos, gal netgi pernakvoti. Kągi, mes leidžiamės dabar toliau ir suksime ne link namų, o link vandens telkinio. O štai ir dar vienas žiemos kurortas. Irgi vat matau žali funikulierių stulpai. Tai greičiausiai irgi čia pakelia toks nedidukas kalnelis. Yra vat kažkokia kavinė, restoranas ir greičiausiai svečių namai. Žiūrėkite, kur atvažiavau. Dar iki ežerėlio to kažkur apie 4 kilometrai. Ir pro šalį važiavau, vat yra toksai Melikskop, Melio kalva kažkokia, kur galima va su tokiais downhilliniais triračiais nusileisti ir žiemą, žinoma, paslidinėti. O dar vienas dalykas, pažiūrėkite, ten vingioja bobslėjaus trasa. Žinote tą su rogutėm? Kas yra buvęs Anykščiuose pas mus, irgi yra tokia bobslėjaus trasa. Įdomu, koks ilgis jos yra. Tik tai skelia va ten, kur namukas ir tada nusileidžia. Nėra tokios trasos, kaip kažkur mačiau internete. Ilga ten apie 10 km toks nusileidimas. Čia šiek tiek trumpesnis, bet įdomiai vingioja. Nežinau, ar jums matosi dabar, kaip važiuoja tenais su tom ragutėm žmogus. Ir štai toks vat nuo pat kalno vidurio nusileidimas iki šitos vat kavinės. Įdomu, kiek kainuoja, nueisiu pasidomėsiu, parašysiu apačioje būtinai, kiek kaina yra vieno nusileidimo. Leidžiuosi šito keliu, bet ten iš viršūnės aš jau mačiau, kad yra kažkas miške, kažkoks bokštas. Man pasirodė, kad tai yra kažkokie, nežinau, kaip būna gamyklos, dūmų išmetimo kažkoks vat bokštas būna tokie. Bet pasirodo, dabar kai arčiau privažiavau, aš tai matau, jums tai nesimato. Pabandysiu paskui surasti nuotraukų, kur iš arčiau matosi, bet ten kaip pilies bokštas. Matosi vat langinės ir viršuje tokie vat kvadratukai, pro kurios galima stebėti ir šaudyti, atsišaudyti iš lankų. Ir reiškia, ten kažkokia pilis yra. Na, štai ir atvažiavau aš prie ežero, pažiūrėkite. Čia kažkoks labiau gal karjeras. Mačiau, ten ženklas buvo maudytis draudžiama, bet štai palapinės yra ir žvejai. Žvejoja, čia nesimato jokių krūmų, tai greičiausiai labai gerai yra dugninėmis meškerėmis žvejoti. Štai taip matosi, kad iš ėriklėlę pridėję pašarą, dabar įmes. Gal šiek tiek palauksiu, pažiūrėsiu. Jeigu dabar jau buvo ištraukęs, gal kas nors užkibs, gal pamatysiu, kokia dydžio žuvis yra šitam tvenkinį, o ten aplinkui matosi eina takas. Ir mačiau, kad žmonės su kuprinėmis eina, žygeiviai kažkokie. Ir tikriausiai galima apeiti visą aplinkui šitą ežerėlį. Dabar žemėlapyje matote, kaip jis atrodo. Ten upelis leidžiasi. Štai katamaranas toks. Galima pasiplaukyti, kažkur greičiausiai išsinuomoti. Nežinau, kuriam gale, gal anoje pusėje. Aš dar šiek tiek tolėliau pavažiuoju. Jeigu ką nors įdomaus dar pamatysiu, pafilmuosiu. O kol kas laukiu tada. O, štai kaip tik ir ištraukė, pažiūrėkite. Labai panašu į koją. Delno dydžio kažkur apie 200-250, gal 300 gramų tokia vas žuvykė. Matote, ilgai laukti nereikėjo, todėl sėdu ant dviračio ir važiuoju toliau. Pažiūrėsiu, kaip ten viskas atrodo. Jeigu galima išsinuomoti katamaraną, greičiausiai yra kažkokia poilsiavietė padaryta. Gal ten jau galima būtų ir išsimaudyti. Štai, bičiuliai, atvažiavau iki jau tvenkinio šito pabaigos. Ir ten pažiūrėkite, kokia didžiulė užtvanka yra. Kaip ir sakiau, labai daug motociklininkų važiuoja. O ten matau tokias langinės toj užtvankoje.
ir pažaliavęs va taip betonas yra iki tos vietos, nejaugi čia iki tiek apsėmė. Tai įsivaizduojate, vat visa ta pakrantė, vat kur šviesi juostelė eina, visa būna apsemta. Dabar įsivaizduoju, kaip mano plaukai atrodo pasišiaušę, bet moku kainą už tai, kad auginu plaukus, noriu tokius užsiauginti. O dabar sustojau, pažiūrėkite, kokios olos. Taip įdomiai atrodo, pas mum Lietuvoje, na, gal kažkur ir galima tokį dalyką sutikti, kažkur akmens skaldykloje kažkokioj, toks lygus, akmuo, tokia plokštė. Labai fainiai atrodo, dabar labai geras toks nusileidimas. Važiuoju į savo gyvenamąją vietą ne atgal, o tokį lanką padarysiu. Tai nežinau, greičiausiai dabar labai smarkiai nusileisiu į apačią, o paskui reikės vis tiek kilti į viršų. Man jau iš tikrųjų darosi šiek tiek neramu, kaip man reikės į viršų kilti. Ką tik matėte, lėkiau 50 km/h greičiu ir tai viena ranka laikiau kamerą, kita ranka šiek tiek pristabdinėjau, nes čia galima įsibėgėti labai smarkiai. Ir dar nebuvau privažiavęs to 12% nuolydžio. Tai dabar matau, kad tenais eina kelias ir dingsta kažkur. Štai matote, važiuoja automobilis. Ir automobilis kažkur dingsta, ten bus labai stiprus nusileidimas, nežinau kaip jūs mane girdite, labai intensyvus eismas, šiandien šeštadienis, bet labai fainas oras, pažiūrėkite kaip atrodo, čia tas kalnas, nerealu iš tikrųjų. Čia negalėjau nesustoti iš tikrųjų, pažiūrėkite kokie akmenys. Ir užmačiau štai tokius tankerius, greičiausiai yra įgręžta ir su kažkokiu cementu įklijuoti šitie ankeriai. Ir jie laiko šitos akmenis, kad jie nevirstų ant kelio, kad neužvirstų, kad neužverstų šitą kelią, kaip anas akmuo, greičiausiai kažkur nuriedėjęs, kažkur nuo viršaus ir taip paliktas prie stovėjimo aikštelės. Bet dabar žinau, kad jeigu ir užvirstų šitas kelias, aplinkui galima pilnai apvažiuoti, nes gaunasi toks žiedas, aš jau apvažiavau dviračiu. Beje, čia mačiau gervuogių yra, bet gervuogės dar neprinokusios žalias, nes matote, raudonos yra. O štai visai netoli mano gyvenamosios vietos, pažiūrėkite kokie upeliai. Čia gali būti, kad vienas upelis ten persiskiria, o gal ir skirtingi, bet matote, visiškai nėra vandens, labai patruputį čiurlena ir čia kažkokia yra hidroelektrinė Energy Baden ir yra miestelis, šitas Ebersbronas. Ebersbroną ką tik pravažiavau, keletą tų namukų, štai tokia gyvenvietė. Ir štai tokie upeliai teka. Vos čiurlena. Nutariau šiek tiek apeiti užtvanką, žiūriu, yra gelbėjimosi ratas, instrukcija, kaip gelbėti žmogų. Tai greičiausiai čia yra kažkoks vandens telkinukas, kur gali žmonės įkristi. Štai pažiūrėkit. Aš ten ir žuvytės matau. Jums tai nesimato per kameras, bet nedidelės žuvytės ten plaukioja. Žiūrėkit, gal čia galima kaip nors nusileisti, davai, jeigu mes nenusirisim žemyn. Pažiūrėsim, kasgi čia pas mus yra, labai daug dilgėlių, aš pažiūrėkit su šortais, bet vis tiek eisiu per dilgėlės. Au, ai, kaip dilgina. Au, skauda. Čia ne tik dilgėlės, bet yra ir kažkokie kaip šermukšniai, tokie pažiūrėkite kokie spigliai ir bado kojas. Bet aš vis tiek dėl jūsų nusileisiu, pažiūrėsiu iš arčiau ir jums parodysiu. Au. Taip, nusidilginau visas kojas, bet jau nusileidau prie pat. Štai pažiūrėkite, ten žuvis plaukia. Matote kažkokia? Aš nežinau, ar jums matosi, aš pabandysiu gal šiek tiek pritraukti su kamera. Bet štai ten plaukia žuvytė. Ir ten daug žuvyčių plaukioja. Jeigu matote, tokie šešėliukai.
Ir jos iš čia išplaukti turbūt nelabai ir gali šitos žuvis. Nebent kažkur po apačią dar tenais, kur atiteka vanduo, galėtų atplaukti. Ir štai upelis mišku, va taip pat nukeliauja kažkur toliau. Tokia labai faina vieta. Tai čia pažiūrėkite, ganosi arkliukai, pasislėpę nuo saulės, tokiam pavėsėje, matosi elektrinis piemuo, toliau negali įlysti ir stovi taip pasislėpę. Ir pažiūrėkite, kokios kaukės pas arklius, aš nesu tokių matęs. Kaukė, kad į akis nelystų musės visokios, bet vis tiek matosi puola, mojuoja uodegom, tokie kalno arkliukai. O ką čia motociklininkė veikia? Gal tranzuoja? Pažiūrėkite, kaip padaryta. O ten štai yra šalmai pakabinti su gal kokiu nors, aš nežinau, stirnų gal ragai ten. Tiksliai nežinau, kokie tai ragai, gal medžiotojai geriau žinos. O štai čia tokia motociklininkė, toks senovinis kostiumas, pažiūrėkite, visiškai odinis. Neaišku, kiek laiko stovi, labai fainiai atrodo. Oi, žinokit, taip, trūksta oro čia viršui, o gal dėl to, kad minutės tiesiog pastovi į viršų. Ten matosi kažkokia bažnytėlė, tai va čia paskutinis linkis bus man iki namų. Aplenkiu šitą koplytėlę, bažnytėlę ir jau būnu namuose. Na štai, apie 40 km šiandien numyniau. Kalnotom tokiom vietovėm iš tikrųjų užtenka. Jaučiasi, kad myniau. Prisikvėpavau labai daug gryno oro, bijau, kad galvos nepradėtų skaudėti. Ir štai yra mano gyvenamoji vieta. Mūsų namas su kolegomis. Dabar gyvename tryse čia. Vėliau įeisiu į vidų, šiek tiek parodysiu, kas ten viduje yra. O dabar įsidedu dviratį į mašiną, užrakinu ir einu, ką nors paieškosiu, pasigaminsiu pavalgyti, pavalgau ir pravesiu jums ekskursiją po namą. Kągi, stovime prie įėjimo durų. Štai pažiūrėkite, gyvena kažkoks žmogus pavardė Šnur. Šnur yra virvė, iš vokiečių kalbos išvertus, nors nesu tikras dėl antros R raidės, bet skamba taip pat. Štai pasitinka štai tokios durys. Čia panašu į varį, toks va tekstūruotas varis. Turime raktus, šitos durys kartais užsitrenkia, todėl turime 2 poras raktų ir pasiėmame visą laiką išeidami iš namų raktus, kad galėtume atsirakinti. Kągi, einame vidun. Einame iš pradžių, pažiūrėsime pirmą aukštą. Čia kambarys gyvena vienas kolega. Čia prieš tai gyveno kolega. Šitame kambaryje toks šviesus, gražus kambarys. Dabar jau išvyko į Lietuvą. Štai turime tokį sanmazgą. Tualetas, dušas, 2 kriauklės. Štai taip viskas įrengta. Einame, pažiūrėsime mano kambarį. Štai mano kambarys. Pažiūrėkite, paveikslai kokie gražus. Tokia senovinė spinta, labai sunkios durys ir jos sunkiai labai darinėjasi. Tokia lova, štai čia aš miegu, čia yra mano tokia poilsio darbo vieta. Štai čia sukroviau daiktus, aišku, tvarkos mažai, savaitę dar čia tik tais gyvenu, dar visko neišnaudojau, norėjau tik parodyti vieną dalyką. Štai pažiūrėkite, kaip atrodo indelis su tokiais vat pusryčiais užpilama košė. Ir matote, dangtelis yra šiek tiek išsipūtęs, nes pildo šitos dangtelius kažkur žemumoje, kur yra slėgis šiek tiek didesnis, todėl viduje yra didesnis slėgis, negu dabar mes esame kažkur gal 600 metrų virš jūros lygio aukštyje. Ir todėl šitas dangtelis šitaip išsipučia. Jeigu pripūsti balioną kažkur, oro balioną apačioje, atsinešti čia, jis irgi turėtų išsipūsti. Taigi, štai taip, aš čia gyvenu, čia aišku betvarkė tokia biški šiukšlių. Einame, parodysiu įdomesnį dalyką. Išeinant iš kambario,
tokios durys ir toks baisus sklepas. Pažiūrėkite, koks skladukas. Čia tamsu, bet aš tikiuosi, kad jūs bent kažką matote. Štai veda durys į lauką, galima taip pat iš lauko įeiti į vidų, yra ir raktas skirtas, turime skalbimo mašiną. Čia irgi tokia skladuko patalpa. Šviesos yra šviesa. Štai, tiesiog sukrauti daiktai, čianais savininkų daiktai. Yra štai toks pečius, nežinau, nebuvau atidaręs, bet jis greičiausiai atsidaro ten kažkas. Nedarykime gal šito pečiaus. Pažiūrėsime normalų pečių, kuris skirtas namo šildymui. Štai toks granulinis pečius, labai įdomi sistema yra padaryta. Štai toks didelis didmaišis, kur yra granulės. Ir štai šito vamzdžio pagalba, paduodamos granulės į šitą pečių, taip pat stovi boileris ir šildomas namas. Kągi, einame tada iki 2 aukšto, pažiūrėsime, kaip atrodo virtuvė ir gal pavyks nueiti dar į terasą. Taigi, užėjome į 2 aukštą, pažiūrėkite, koks yra stalas. Čia tokia svetainė. Turime 1 šaldytuvą, 2 šaldytuvą, visokiausių įrankių turime. Viskas yra paruošta, su savim nieko nereikia turėti, nors aš ir atsivežiau. Štai toks vaizdas atsiveria pro langą. Ten mano automobilis stovi. Pažiūrėkite, kaip gražu. Dar turime visokiausių štai puodų. Štai tokia kaitlentė. Orkaitė yra dar, kur galima kažką išsikepti. 1 šiukšlių kibiras, 2, 3. Iš tikrųjų, greičiausiai reikėtų viską rūšiuoti, bet mes neturime šalia namo konteinerio, tai mes sumetame viską į vieną ir paskui į bendrą tokį miltonę vadinasi, kur bendros visokios atliekos. Gal ten nelabai ir galima mesti tokių maisto atliekų, bet neturim ką daryti ir priversti mesti. Ir pažiūrėkite, kokios gražios lėkštės yra. Žiūrėkite, su paauksuotais tokiais kraštais. Labai skanu iš jų valgyti. Taip pat 2 aukšte dar turime štai tokią dušo kabiną. Pažiūrėkite, netgi yra vonia, kur galima atsigulti, pagulėti, prisipilti karšto vandens. Tualetas, veidrodis ir štai tokia lemputė. Pažiūrėkite, kaip gražiai šviečia. Šviečia? Gražiai šviečia. Kur mašina yra? Na kągi, einam į terasą, pažiūrėsim, kokią mes čia terasėlę turim. Štai čia toks išėjimas. Iš tikrųjų, į terasą išėjimas yra ir iš mano kambario, bet aš negaliu išeiti, nes yra okupantai, kurie okupavo kažkokį plyšį. Pirmą kartą aš čia išeinu. Pažiūrėkite, kokia terasa. Ir kažkur ten yra sulindusios širšės. Va ten matosi širšių lizdas, matote skylutę. Reikia kažkaip jas nubaidyti, nes jeigu atidarau duris, vienas iki buvau atidaręs, iš karto į vidų skrenda širšės. Nežinau, pabandysiu gal kažko papurkšti. Štai, pažiūrėkite, viena išlindo, išskrido. Išsigandau net. Štai, pažiūrėkite, kaip jos ten landžioja. Ir naktį, kada aplinkui tylu, ramu, išjungi kompiuterio garsą ir girdisi, kad viduje jos ten šnara. Labai gerai girdisi, paskui pabandysiu dar pafilmuoti, jums parodysiu, kaip tai atrodo. Kągi, va taip panašiai atrodo mūsų gyvenamasis namas dabar. O aš šiandien planuoju šiek tiek pasivaikščioti, pabandysiu apeiti ten, kur vakar filmavau tą bažnyčią. Pabandysiu pro ją praeiti, užkilti čia ant šito kalno ir ten pakelsiu droną į viršų, pažiūrėsime apylinkės, kaip čia viskas atrodo. Neperjunkit kanalo, žygiuojam. Na kągi, trumpam atsisveikinam su gyvenamąja vieta. Matote, motociklai dar laksto. Pabandysiu čia eiti, nežiūrėjau žemėlapio, eisim ten, kur akis mato. Pažiūrėsime, ką įdomaus rasime. Pažiūrėkite, koks šiandien pasakiškas oras. Nei vieną debesėlę, tiesa, pora plaukia, bet labai šilta, todėl apsimoviau šortus ir va taip su šortais žygiuosiu. Visai šalia namų turime
štai tą upelį, kur rodžiau, kur buvo tokia hidroelektrinė nedidukė. Tai va šitas upelis, jis taip teka ir pažiūrėkite, koks atsiveria vaizdas. Ir ten kažkur šiek tiek žemiau yra ta hidroelektrinė. O mums dabar reikės kilti į kalną. Žiūrėsim, kur mes galėsime nueiti. Yra va kelrodės kažkokios. Taip parašyta kirchė, reiškia mes iki bažnyčios šituo keliu nueisime. Po truputį kilame į viršų. Toks namukas labai įdomus, pažiūrėkite, visas šonas apaugęs vijokliu. Labai gražiai, fainiai atrodo, taip arti gamtos. Ir labai gražus vaizdai čia atsiveria. Pažiūrėkite. Kilame toliau. Dar vienas dalykas, kurį norėjau jums parodyti. Matote, baltos tokios čerpės. Būna juodos, o čianais baltos, tokios rūžavos būna. Labai fainiai atrodo, tokia kaip drakono oda. O stogas paprasčiausiai va tolinėmis tokiamis plokštelėmis apdengtas, bet irgi labai gražiai atrodo. Pažiūrėkit, bičiuliai, kaip karvutės šildosi ant saulės. Sveikas, panelės! Atsisuka visas pažiūrėti, kas čia toks eina. O, veršiukas, trepsi koja. Matosi, puola kažkokios musės jas. Ir jos nežinau, ar turi ten kur pasislėpti, nes štai čia eina elektrinė tvora. Ten buvo ženklas pačioj pradžioj. Atsargiai, elektrinė tvora. Ir nežinau, ar jos gali ten vat už medžių kažkur pasislėpti. Bet matosi, kad joms labai gerai ir ant saulutės pasišildyti. Tik tiek, kad labai jas puola ten musės. O štai ir priėjau prie namo, kur sakiau rusvas čerpės, bet čia iš tikrųjų yra mediniai kaladukai tokie, tik nudažyti. Bet būna dar ir čerpės tokios iš to specialaus akmens. Jeigu aš surasiu internete, būtinai pridėsiu prie video, kaip atrodo, kaip gauna tas, bent jau juodas, tai tikrai mačiau tas čerpės, kaip gamina tos žvynelius. Gal surasiu ir kitų spalvų, tai būtinai pridėsiu prie šitą video. Jau visai netoli bažnyčios. Pažiūrėkite, kokio grožio riešutai. Aišku, dar bus neprinokę visai, bet pažiūrėkite, kiek jų daug. Čia jeigu pavyktų iki rudens pabūti, tai aš būtinai čia atvykčiau ir prisiskinčiau. Paimčiau ir kopečias ir prisiskinčiau visą maišą. Na štai pažiūrėkite, kokia paprastutė bažnytėlė, tokia grįsti mūryta iš akmenų. Yra užrašas Hier ist nichts anderes als das Haus Gottes. Tai yra ne kas kita, kaip Dievo namai parašyta vokiškai. Štai pažiūrėkite dar iš kito šono. Stogas dengtas tokiamis molinėmis čerpėmis, ne tokiamis, kokias turėjau galvoje sakydamas apie tas drakono žvinus. Bet pagrindė vat visi namai čia ir dengti va tokiamis vat molinėmis čerpėmis.
Na, o šitoje gyvenvietėje galiu pagirti interneto tiekėjus. Greičiausiai jie čia yra atvedę šviesolaidį internetą ir paskui kabeliais į specialius bokštus perduoda į antenas ir iš to antenų jau bevėlių ryšių perduodamas kiekvienam namui šitas interneto ryšys ir iš tikrųjų interneto ryšys labai geras, stiprus signalas, labai mažas pingas, netgi galėčiau pasakyti geresnis internetas negu pas mane Lietuvoje, nors pas mane vos ne iki būto ateina grinai šviesolaidis ir paskui laidų jau ateina iki kompiuterio. Bet internetas tikrai labai neblogas. Priėjau Kelskirą, čia kažkokia aikštelė yra, ten kelias nueina, bet panašu, kad jisai leisis žemyn. O čia pamačiau ženklą, kad motoriniam transporto priemonėm ir netgi vežimams su arkliais draudžiama yra važiuoti, bet galima eiti pėstute ir dviračiais galima važiuoti. Čia nėra tokio ženklo, kur parašyta, kad dviračiams leidžiama, bet galima įtarti, kad ne motoriniams transporto priemonėms galima važiuoti čionais. Bet šiandien mes einame pėstute. Ir tikrai niekas mums nieko neturėtų pasakyti, kad mes vaikštame šitais takais. Žiūrėkite, kokio tankumo miškas. Ir čia visi aplinkui esantis miškai, kiek vakar apvažiavau dviračiu, buvau dar užlypęs ant kalno. Visur va toks tankus miškas labai. Bandžiau pažiūrėti, ar yra grybų, bet nei vieno, netgi kažkokio nepažįstamo, gal ir šungrybiais vadinamų, nei vieno nemačiau grybo. Užtat mačiau mėlynių, aviečių, gal dar grybams neatėjo laikas, nežinau kiek dar laiko mes čia darbuosimės, darbo nėra labai daug iš tikrųjų, gali būti, kad dar tik tai savaitę pabūsime, labai gaila aišku išvažiuoti iš šitos vietos, labai norėtųsi dar miško gerybių parankioti šitais miškais, nes pažiūrėkite, koks gražus miškas ir čia pavėsė. Nuėjus nuo saulės, nuo tiesioginių saulės spindulių, taip gera. Norisi netgi atsisėsti, pasėdėti čionais. Bet šiandien aš planuoju nueiti kažkur apie 20 km. Tai užtruksiu apie 4 valandas. Todėl nenoriu pačioje pradžioje kažkur sustoti ilgam. Gal jeigu surasiu soliuką, atsisėsiu ir pailsėsiu šiek tiek. Soliukas, bet ant šito soliuką nesėsiu, nes jis tiesiai po saulė yra. Saulės spinduliai, matote, atpiešia jį. Nenoriu aš ant saulės sėdėti, geriau aš va taip pavėsiu, paeisiu ir dabar vėlgi Kelskirą. Tikriausiai eisiu tiesiai. Jeigu ten bus aklagatvis kažkoks, grįšiu atgal ir bandysime nueiti šituo keliu. O dabar keliaujame tiesiai. Paėjau apie 300 metrų nuo buvusio soliuko ir štai pažiūrėkite, kokia graži vieta. Štai čia galiu prisėsti šiek tiek trumpam. Pasėdėsiu, atsipūsiu. Šiek tiek suprakaitavau jau. Koks fantastiškas šiandien oras. Ateinantį savaitę visa pranašaujama, kad lys. Tai reikia šiandien pilnumoje pasimėgauti oru ir gamta. Tik sakiau, kad nemačiau jokių grybų. Ir štai pažiūrėkite. Toks rausvas kaip rausvas kotas, labai panašu į baravykinių šeimos, gal netgi koks zuibaravykis, bet zuibaravykis būna šiek tiek platesnis kotas, aš irgi labai toksai silpnas mikologas, pažįstu tik keletą grybų ir nežinau, kas tai per grybas, jeigu žinote, parašykite komentaruose, kas tai per grybas. Dabar teks atidžiau šiek tiek žiūrėti, pasirodo grybų miške yra. Bet jūs pažiūrėkite, koks fantastiškas miškas. Ypatingai pasisekė žmonėms, kurie žiūri šitą video žiemą, gali prisiminti, kaip miškas atrodo vasarą, šiek tiek pasinerti į šitą vasarišką mišką. Kiek tai aišku leidžia video, žinoma, nepasinersite tiek, kiek pasineriu dabar aš į jį, tokių gražių orų. Ir dar kalnuose. Nerealu. Prie tokių gražių paparčių radau šiek tiek mėlynių. Nežinau, ar čia tikrai mėlynės ar girtaugės. Ne, greičiausiai mėlynės, girtaugės tokios gal pailgos uogos. Aš iš tikrųjų jų neskiriu, bet paragausiu.
Na, truputį tokios sausokos ir rūgštokos. Bet dar keletą nusiskinsiu, paragausiu ir keliaujame toliau. Dar vienas soliukas, dar viena kelskira. Ir čia man net nekyla klausimas, kuriuo keliu geriau eiti, nes matau, kad šitie abu keliai jau veda žemyn. O šiandien aš noriu pasiekti aukščiausią tašką, kokį tik galima pasiekti einant šitais keliukais, o šitas kelias veda tiesiai į viršų. Dabar lipu į kalną ir jaučiu, kaip labai smarkiai kaistu, nes pažiūrėkite, kur saulė, nėra nei vieno debesėlio, o pakilimas ganėtinai status. Tai jaučiasi, kad esu kalnuose, trūksta oro ir jau norisi prisėsti kažkur pailsėti, bet pasakiau savo, kad iki sekančio soliuko, kuris bus pavėsyje. Eidamas vis galvoju, kad vakar mačiau skruzdėlių, nemažai yra rudų tų didelių skruzdėlių, bet sakau, kiek einu mišku, nematau nei vieno skruzdėlyno. Tai štai vieną radau. Tikriausiai šitas kupstas ir yra skruzdėlynas, ne šiaip savo kažkoks kupstas. Nelipsiu į viršų, kad neardyti šito pakloto, bet labai panašu į skruzdėlyną. Nors skruzdėlių ir nematau, gal iš tikrųjų čia tik šiaip kupstas. Priėjau dar vieną kelskirą, kur galima pasirinkti netgi 5 maršrutus. Žinoma, čia aš neeisiu, nes leidžiasi žemyn, šitie du kyla į viršų. Čia leidžiasi žemyn ir šitas leidžiasi žemyn ir greičiausiai grįžta lanku į tą vietą, kur aš prieš tai norėjau eiti į kairę, bet ėjau tiesiai. Kągi, dabar aš pasirinksiu vieną iš 2 šitų maršrutų, šiek tiek paeisiu arčiau pamatyti, kur veda tiek vienas, tiek kitas. Šitas matosi labai toli ten nuveda, o šitas kažkur čia arčiau. Kągi, pirmiausia užlipu čia, pasižiūrėsiu iki kiek šitas keliukas veda. Jeigu jis suksis į dešinę, tai grįšiu atgal ir eisiu šituo keliu. Jeigu jis eis tiesiai, tai tiesiai mes ir keliausim. Kągi, ten sutikau vokiečių porą, rinkau uogas, paklausiau, ką jie ten rado. Tai pasakė Heidelbeere. Aš tokio pavadinimo mėlynių nežinojau. Blaubeere, tai yra mėlyna uoga, tokį žinojau pavadinimą, bet dabar žinosiu, kad vadinasi ir Heidelbeere. Kągi, einame toliau, vis kylame ir čia matau iš tikrųjų labai daug mėlynių. Pažiūrėkite, kaip atrodo krūmas. Štai, pažiūrėkite, visas nusėtas. Ir čia jau jos saldžios. Labai skanios. Čia iš tikrųjų labai gerai, kad pasirinkau šitą kelią. Praktiškai visą kelią yra pavėsis, pasislėpęs nuo saulės, nors nėra vėjo, bet daug maloniau eiti, negu būtų buvę, jeigu būčiau pasirinkęs ten apačioje esantį kelią. Ir panašu, kad apačioje esantis kelias, jisai veda kažkur žemyn, o mums kaip tik reikia į viršų. O čia nesu tikras, bet labai panašu į viržius, va tokie va augaliukai. Nežinau, jeigu klystu, pataisykite mane komentaruose, bet pažiūrėkite, kaip gražiai atrodo, va tokie papartynai. Čia paprasta žolytė, čia kažkas panašaus į viržius ir toks miškas. Dar šiek tiek panašu, kad kilsime, nes matau priekyje dar kelias eina į viršų ir tikiuosi jau ten bus kažkoks sustojimas, nes jau šiek tiek burna išdžiuvo, jau norisi atsigerti, todėl net jei ir nebus soliuko, atsisėsiu, atsigersiu, nes reikia palaikyti skysčių balansą. Dar pas mane ir mineralinis iš Lietuvos, su visokiais mineralais, tai bus kaip elektrolitų gėrimas. Pakilau, panašu, kad į aukščiausią vietą, į kurią galima pakilti tokiais vat gerais keliais. Vienas kelias šitas veda atgal, iš anos pusės aš atėjau. Dar vienas keliukas matosi jau kažkada buvęs kelias, jau užžėlęs, apaugęs žolėmis, vedantis į miško gilumą, irgi į tą pusę, iš kur aš atėjau. Aš dabar tiesiog pasėdėsiu, atsigersiu, pakelsiu droną į viršų ir apsižvalgysiu. Ar yra dar kažkur aplinkui keliukų, kad eiti į aną pusę kažkur? Jeigu nebus, tai grįšime atgal ir pažiūrėsime, gal tenais yra kažkoks keliukas, kuris pasuka į kairę. Tai prisėdau į pavėsį,
Štai turiu tokį mineralinį vandenį iš Lietuvos, kur yra ir kalcio, ir natrio, ir magnio, ir kalio, ir chloro, visų reikalingų elementų. Ir žinoma pagrindinė tai yra H2O vandens. Dabar atsigersiu, pakelsiu droną ir keliausime toliau. Na, matėte, kokie gražus aplinkui vaizdai, aplinkui vien miškai. Čia praėjimo nepamačiau kažkur toliau, todėl grįšiu atgal, bet jau kitų kelių. Wow, bičiuliai, pažiūrėkite, kiek mėlynių. Pilni krūmai nusėti mėlynių ir labai saldžios, labai skanios. 5 minutės sau leisiu pavalgyti, nes turiu dar daug laiko, o mes jau apsisukome eiti atgal. Šiandien kelionė šiek tiek trumpesnė negu planavau bus. Todėl galiu sau leisti šiek tiek pavalgyti mėlynių. Kągi, pavalgiau uogų, pažiūrėkite, nežinau kaip atrodo burna, bet pažiūrėkite, ką dar užmačiau. Matote, kažkoks kristalo gabaliukas su akmenu, su vienukais paremtas, o čiut nenugriuvau. Pažiūrėkite, čia greičiausiai yra druska, tokia kaip Himalajų. Galima čia palaižyti. Na, nelaižysiu, bet tikrai čia panašu. Tai yra druska. Čia ateina gyvūnai, bet nežinau, kokie gyvūnai gali čia prieiti. Pažiūrėkite, kaip viskas atrodo. Čia, kad prieitų, labai nepatogu, galėtų kažkur tenais aukščiau padėti. Na taip, sakiau, pasuksiu ten kur nors į kairę, o pasirodo, posūkis buvo tik į dešinę ir vėl grįžtu į tą aikštelę, iš kur kilau dronu. Štai šitas takelis, kur sakiau, kad užžėlęs toks kelias. Tai va, dabar brendu, pažiūrėkite, kaip brendu per žolės. Tikiuosi, čia labai daug erkių nėra, bet aš su šortais, tai iš karto pamatysiu, jeigu ką. Bet užtat dabar pabūsiu pačioj aukščiausioj kalvoj. Šiek tiek mes pasisuksim ir pažiūrėsim, kaip aplinkoje atrodo ne iš paukščio skrydžio, o nuo žemės. Visai nieko tokia aikštelė, galima būtų kokią nors pilį pastatyti. Aukštą, kad virš medžių būtų. Va ten tai būtų vaizdas, gal netgi ant tokia, kur būna namai ant bokšto. Su liftu, pakilį su liftu virš medžio, aš neįsivaizduoju, koks čia vaizdas būtų. Nu, nerealu. Stovint kažkur ant grindų ir matyti apylinkės, tikrai nenusakomas jausmas būtų. O dabar aš pabandysiu negrįžti atgal, ten į tą keliuką, o kaip nors va taip kiaurai. Per paparčius pražygiuosiu ir išeisiu į gerą kelią.
pažiūrėkite, kokia samana. Toks malonus jausmas. Toks kauburėlis. Ir pažiūrėkite, kiek mėlynių. Na, kadangi jau sustojom, dar keletą paragausiu. Oi, bičiuliai, pagaliau aš nusileidau. Štai ten veda kelias į tą aikštelę, kur su dronu skridom. Štai čia aš dabar eisiu. O nusileidau va ten nuo pat viršaus. Labai nepatogu leistis, nes krūmai pilnai apklojo žemę ir nematai, kur dedi koją. Ten gali būti duobė, gali būti kažkokia šaknis, ar tai kelmas. Ir labai sunku, reikia labai palengva lipti, o labai stati nuokalnė. Bet šiaip ne taip. Nusileidau, pažiūrėkite, kaip atrodo rankos. Kol leidausi, aišku, dar valgiau mėlynių. Tiek viena, tiek kita ranka, jau 2 rankom kišau, nežinau, kaip atrodo burna. Tikriausiai irgi visa mėlyna. Bet tiek mėlynių neprisimenu, kada paskutinį kartą valgiau. Gal vaikystėje, kai rinkdavom mėlynės. O dabar labai gera proga buvo prisiminti tos vaikystės laikus, kai galima buvo atsitūpti prie krūmo ir prisikimšti pilną burną. Prisirenku į saują ir tada kemšu į burną. Labai skanu. Priejau Kelskirą. Jeigu eičiau dabar į aną pusę, vėlgi nueičiau iki bažnytėlės, bet pamačiau ženklas. Mano gyvenvietės pavadinimas yra Hunsbachas. Nežinau, ar šitas kelias veda į pradžią šitos gyvenvietės, nes jinai ganėtinai tokia pailga, daug labai pastatų yra. Ar išeisiu ten, kur mano namai yra, nežinau, bet einu, dar turiu pakankamai laiko, apie 2 valandas, tai galima ir pasivaikščioti. Dabar leidžiasi keliu, sakau, kaip tai man akmenukas sugebėjo pakliūti toks didelis į batą. O pasirodo, pažiūrėkit, įsmigo. Pažiūrėkite, koks aštrus akmenukas. Priejau dar vieną Kelskirą ir matau, vos matosi dar Hunsbach į aną pusę, bet kažkodėl uždėta ir tokia rodiklė. Gali būti, kad čianais trasos žymėjimas yra 3 ir 1. Panašu, kad reikėjo tikėti tuo maršrutu numeris 3, kad reikėjo eiti į aną pusę, nes dabar kelias vėl sukasi į dešinę, o mano namai yra kažkur anoje pusėje. Na taip, kelias atvedė mane vėl atgal prie bažnytėlės, pro kur atėjau, pro ten ir grįžtu. Dar kartą pasigrožėkite bažnytėlę. Na ir žinoma, aplinkiniais vaizdais. Užmačiau dar vieną dalyką. Va ten tolumoje yra vamzdis apačioje. Kažkur iš kalnų einantis. Aš kada buvau pasivaikščioti ten viršuje, tai buvau radęs tokią vandens pumpavimo stotį. Tai greičiausiai kažkur ten pumpuoja. Ir čianais visiems namams jau paskirsto šitą vandenį. Nes iš krano bėga labai švarus vanduo. Jau vyrinau, nežinau, gal 15 kartų. Arba tinukė šitą vandenį, jokių nuosėdų nėra. Visiškai 0 nuosėdų. Ir labai laisvai geriu, skonis labai geras šito vandens. Todėl čia greičiausiai ir bus tas vanduo iš kalnų gelmių ir semiamas. Ten, kur mačiau dar šaltinių yra, tai vat šaltinio vanduo toksai bėga pas mus į namus. Aš jau ir namuose, šiek tiek jaučiuosi pavargęs. Nežinau, kiek pavyko šiandien nueiti. Apie 15, gal netgi ir visus 20 km nuėjau. Kągi, aš dar atsisėdu, pasėdžiu čia ant soliuko. Einu montuoti video, o su jumis susimatysime sekančiame video. Iki.